Aš įsitikinau, kad gyvas namuose užaugintas maistas, mano atveju 2 rūšys kirmėlių, yra absoliučiai gyvybiškai būtinas galaksio auginimui. Palyginus su tuo, kiek turėjau ir kokios sveikatos galaksių šerdamas sausu maistu ir kokios sveikatos galaksiai auga šeriant gyvom kirmėlėm, tai kaip diena ir naktis. Ir kiekis, ir forma. Čia detrito neturiu, kaip jie čia dabar vadinasi. Visą laiką užmirštu šitų pavadinimą. Grindalai, va. Čia yra grindalai ir jaunimas kapoja žiauriai gerai. Antrą plokštelę dedu į kitą akvariumą. Va. Ir čia jau auga mano koriai ir didieji galaksiai. Tai čia yra, o mažiukams mikrovorms. Tai žuvų susiraičiusių nugarų, iš viršaus žiūrint, kurios man galaksy mailiui daug būdavo ir aš jas utilizuodavau. Dabar, kai šeriu gyvų maistu, iš viso nėra nė vienos. Šeriant šaldytų sausų maistų buvo daug. Šeriant šaldytų maistų labai daug papildomų parazitų.